Tikriausiai patys nustebsite, kiek yra patogi ir intuityviai valdoma Tracy platforma. Iš tų klientų, kurie jau naudojasi šito instrumentu, mes labai dažnai išgirstame, kad tai yra be galo paprasta ir patogu valdyti. Čia pat tai buvo mūsų sąmoningas pasirinkimas kurti instrumentą, kuriam nereikėtų daugybės, apmokymų ir instrukcinių dokumentų, kaip naudotis įvairiausiam skirtingom funkcijom. Todėl visas valdymas yra labai paprastas, labai patogus, labai greitas. Kuriant mokymus, didžioji dalis modulių yra ne tekstiniai ir grafiniai, o testai, užduotis ir apklausos. Todėl kiekviena mokymų kelionė bus įtraukianti ir ypatinga. Tracy platformoje mes galime pasiūlyti ne tik taip pat įrankį kaip IT instrumentą, bet taipogi ir pasiūlyti įvairiausias e-mokymų programų prenumeratos paslaugas bei mikromokymų prenumeratos paslaugą ar diagnostinių instrumentų prenumeratos paslaugą, kurią užsakę jūs tiesiog savo platformoje nebeturėsite rūpintis turiniu. Mūsų požiūris, kad sistema turi būti pritaikyta maksimaliai organizacijai. Jūsų organizacija nematys Tracy. Tai bus jūsų organizacijos įrankis su jūsų organizacijos spalvomis, logotipais, internetiniu adresu ir vartotojais. Tracy čia nebus, jūs turėsite savo organizacijos įrankį. Tracy įrankį galite pritaikyti labai skirtingom auditorijom. Dažniausias pritaikymo variantas tai yra, kai jūs savo vidiniams darbuotojams norite suteikti prieigą ir administruoti visą jūsų valdomą ir administruojamą turinį jiems. Bet Tracy platformoje galite pasirinkti nustatymus, kad jūsų valdomos, kūriamos mokymų programos jūsų naudojamoje Tracy platformoje galėtų būti pasiekiamos be jokios registracijos. Tiesiog gavus kažkokią tais nuorodą ar nuskaičius QR kodą, bet kuris žmogus tą informaciją pasiekiantis galėtų atsidaryti ir be jokios registracijos naudotis jūsų mokymų medžiaga. Ypatingai dėmesys Tracy sistemoje skirtas laiko planavimui. Jūs galite suplanuoti atskirų grupių, vartotojų ar mokymų laiką ir pagal jį vykdyti savo planus. Atskirais atvejais netgi turime galimybę sujungti duomenis su jūsų kitom naudojamom sistemom. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai norite, kad darbuotojų sąrašas, tai yra tų darbuotojų, kurie dirba kompanijai duotojų momentų, kad jų sąrašas iš karto persikeltų į Tracy sistemą. Tai reiškia, kad vienam darbuotojui išėjus, o kitam prisijungus, jums nereikės jokio papildomo veiksmo daryti, sistema iš karto atnaujins duomenis. Pagrindinis dalykas, ką Tracy duoda organizacijų vadovams ir padaliniams, tai yra progreso sekimas. Kiekvieno padalinio vadovas galės matyti savo darbuotojų progresą, kiek jie praėjo mokymų, kiek jie atliko tyrimų, kaip jiems sekasi ir tai labai padės metinio pokalbio metu. Tracy įrankį galite panaudoti labai skirtingiam poreikiam. Pavyzdžiui, kai kada galbūt norėsite darbuotojams tiesiog pasiūlyti galimybę mokytis tomis temomis, kurios jiems yra aktualios ir kurių užbaigimas nėra būtinas ar privalomas. Tačiau žinoma, organizacijų gyvenime neišvengiamai atsiranda tokių temų, pavyzdžiui, saugos klausimai ar kažkokie kibernetinio saugumo klausimai ar kitos temos, kaip pavyzdžiui, psichologinio smurto prevencijos tema, kurios yra būtinos ir kur mes privalom užsitikrinti, kad visi darbuotojai iki tam tikro termino būtų peržiūrėję ir susipažinę su mokymų medžiaga. Todėl Tracy platformoje, kuriant įvairiausius mokymų skirtingų programų scenarijus, galite nustatyti, kurios iš tų programų yra privalomos. Ir nustatyti terminą, iki kada tas programas darbuotojai turėtų peržiūrėti. Ir tokiu būdu jūs galite išvengti bereikalingo rankinio darbo. Sistema pati patikrins, ar platformoje mokymų medžiagą kiekvienas darbuotojas peržiūrėjo ir jeigu iki termino tas dar nėra įvykę, sistema automatiškai pati išsiųs priminimus ir kvietimus tiem darbuotojam peržiūrėti mokymų programą iki nustatytų terminų. Kai kuriais atvejais galite net panaudoti ir egzamino modulį. Tai reiškia, kad programos pabaigtumas bus matomas tik tai tuo metu, jeigu darbuotojas išlaikys tam tikrą jūsų sukurtą testą reikiamų lygių. Ta lygį jūs galite nustatyti, ar tai būtų 100%, ar tai būtų 80%, ar bet kokia kita riba, kurią jūs pasirenkat kaip išlaikymo ribą ir vartotojas negaus pabaigimo fakto iki tol, kol nepasieks žinių įvertinimo jūsų nustatyto lygio. Viena svarbesnių funkcijų Tracy sistemoje yra bendravimas.
tiek su mokymų organizatoriais ir kūrėjais, tiek tarpusavėje vartotojams. Todėl yra pranešimų kambariai, yra diskusijų vietos, komentarai. Taip pat galima išsisaugoti savo norimus komentarus, pastabas ir juos laikyti vienoje vietoje, kad ateityje žinotumėte, kaip juos pasiekti greitai. Sistemoje laikinai saugomi visi vartotojų veiksmai. Todėl jeigu vienam ar kitam vartotojui sunkiai sekasi pradėti mokymus, prisiregistruoti ar atlikti tyrimus, mes galim greitai jam padėti ir pasakyti, ką jam reikia padaryti, kad pasiekti savo tikslą. Tracy platforma turi ir komercijos modelį. Tai reiškia, kad jūs galite savo mokymų turinį ne tik tais priskirti savo organizacijos darbuotojams, bet ir pardavinėti į išorę. Kitaip sakant, kaip elektroninė parduotuvė, bet kuris žmogus užėjęs į jūsų Tracy platformos svetainę arba tą vietą, kurioje jūs turite visas programas, jų aprašymus, jūs galite nustatyti kainą, surinkti įmokas ir tokiu būdu valdyti savo klientus, jau kurie mokėtų už jūsų tą metodinį turinį, metodinę medžiagą, kurią jūs sudėtumėte į Tracy platformą. Tracy savyje turi ir puslapių kūrimo įrankį. Jūs galite kurti puslapius, naudoti informacinius blokus ir taip pateikti tekstinę ir grafinę informaciją savo vartotojams, tiek išorėje, tiek prisiregistravusiems. Tracy platformą galima pritaikyti prie labai skirtingų kalbų. Jūs tiesiog pasirinksite iš kalbų sąrašo, kurią kalbą arba kuriomis kalbomis norėtumėt, kad Tracy aplinka būtų prieinama ir jūsų vartotojai galės labai nesudėtingai pasikeisti kalbos aplinką. Sistema savyje turi labai daug nustatymų. Mes galime kurti sertifikatus, galime kurti priminimo laiškus, šablonus, juos išsaugoti ir naudoti ateityje. Todėl priminimai, registracija ir visas kitos funkcijos yra lengvai redaguojamos. Jeigu būtų atveju, kad jūs neatrastumėt savo poreikiams aktualių ir tos poreikius išpildančių funkcijų Tracy platformoje, tai galėtų būti du keliai. Pirma, jeigu tokį poreikį išsakytumėt ir mes matytume, kad tas poreikis yra aktualus ne tik jums, bet ir kitoms organizacijoms, mes tiesiog suplanuotume šitą atnaujinimą arba patobulinimą tiesiog padaryti ir ilgainiui jūs taip pat galėtumėte jo naudotis. Jeigu jūsų poreikis būtų labai unikalus ir aktualus tik tai jūsų organizacijai, mes žinoma taipogi galėtume tai realizuoti papildomai suprogramuojant kažkokias jums aktualias funkcijas. Tiesa, tai būtų papildomas darbas, dėl kurio atlikimo mes turėtume papildomai su jumis susitarti. Tracy jūsų organizacijoje gali tapti aplikacija. Jūsų darbuotojo telefone gali būti nuolatinė ikona, kuri jam primins, kiek reikia mokytis, kada reikia atsakyti į klausimus, kada reikia vienaip ar kitaip sureaguoti į pranešimus. Todėl Tracy gali būti įrankis jūsų kasdienai, jūsų organizacijai. Tracy platformoje yra skirtingi moduliai ir skirtingos paslaugos. Tačiau geroji žinia yra tai, kad jums neprivalomai reikia naudotis visomis funkcijomis. Kitaip sakant, pats verslo modelis Tracy platformos yra sudarytas tokiu principu, kad jūs išsirenkat tiesiog tos modulius, kurie jums yra aktualūs tam tikram laikotarpiui ir mokate tik už tai, kas jums yra aktualu ir naudinga.